išsitraukiau savo kalėdinių žaisliukų dėžę ir pažiūrėsim, ką aš čia turiu. Šiais metais turėsim didesnę eglutę, nei turėjom prieš tai. Keletą metų turėjom tokią pačią mažiausią eglutę, aš nežinau, ar iš vis net metro aukščio buvo, gal apie metras kažkur. Tai daugiausia buvo mano gamybos žaisliukai ir dabar, kai kraustėmės, tai dalį jų tiesiog išmečiau, nes jie buvo iš druskos tešlos ir jau prarado savo formą, spalvą ir grožį, tai sakiau, šiais metais pasidarysiu naujų. O kadangi ir eglutė bus didesnė, tai jau esu prigalvojus įvairiausių dekoracijų. Tai iš pradžių noriu pažiūrėti, ką turiu, kiek ko turiu ir tada jau planuotis, organizuotis, ką darysiu toliau. Tai, labas, mano vardas yra Aistė, čia yra vlogmas ir kiekvieną dieną laukiam kartu kalėdų. Knygos, gyvenimas, laukimas kalėdų ir tiesiog smagiai leidžiam laiką. Tai jeigu čia esi pirmą kartą, tikiuosi, kad prisijungsi ir paspausi subscribe prenumeratos mygtuką. Na, o šiandien tai bus video apie kalėdinius žaisliukus ir eglutės puošimą. Parašykit man komentaruose, kada jūs puošiate eglutę, ar gruodžio 1, ar kūčių laukiat. Aš visuomet stengiuosi per pirmą gruodžio savaitę, aišku, idealiausias variantas ir aš labai norėčiau tai gruodžio 1, bet praktiškai niekada neišeina gruodžio 1 papuošti eglutės. Tai per pirmą savaitę, dažniausiai pirmą gruodžio savaitgalį, jau tą eglutę ir pasipuošiu, noriu kuo ilgiau pasidžiaugti. Tai dabar, gal nebekalbėsiu ir pradėkim žiūrėti, ką aš čia gerą turiu. Iš tikrųjų, tai dalies žaisliukų net negalėsiu panaudoti, nes dabar jau namuose turim gyventoją. Tai mūsų katytė Liutukė ir stiklinių žaisliukų ar dūkstančių žaisliukų, tai šiais metais ant eglutės nekabinsiu, todėl kad tai bus pirmosios Liutukės kalėdos ir nežinau dar kaip reaguos iš visi eglutę, ar labai norės ten viską šniukštinėti ir apžiūrinėti, ar net pasisavinti, ar nelabai ją domins tą patį eglutę. Tai kad pirmi metai tai naudosiu nedūžtančius ir daugiausia rankų darbo žaisliukus. Ką čia turim pripakuotą? Turim kankorėžiuką. Ir va čia yra... Šitas yra plasmasinis, tai nežinau, gal ir galėsiu jį panaudoti, man labai gražus yra. Gal palaukit, aš apsuksiu kamerą, nes jums bus geriau matyti ir man bus paprasčiau. Čia yra labai mano mylimas stiklinis žaisliukas, bet aš šiais metais jo nekabinsiu, nes tikrai būtų liūdna, jeigu jis sudužtų. Pelėda. Irgi stiklinė, tai negalėsiu šiais metais jos panaudoti. Palaikysim, bus dar tikrai progų. Kas čia? Va čia yra šitas gintarinis, tai nežinau. Gal jis ir nedūžtantis yra, bet atsargumo dėliai gal aš jo irgi šiais metais nekabinsiu. Ir čia jau yra dėžė mano gamybos žaisliukų beveik visi. Snaigutė, tai žinoma panaudosim, nedūžtanti. Čia yra labai mielas toks seniukas nykštukas. Čia yra 3 žaisliukai, kuriuos mano teta pagamino. Pažiūrėkit kokio grožio. Tiksliai net nežinau, iš ko ją pagaminti. Iš kartono, iš popieriaus. Žodžiu, jie yra labai lengvi ir labai gražus. Tiesiog, wow. Šitą labai paprastą, minimalistinį ir mielą paukštelį gavau dovanų nuo savo dėstytojos universitete. Tai labai puiku, galėsiu panaudoti. Toliau turim pelėdžiuką, va šitą tai tikrai galėsiu pakabinti, nes jis nedūžtantis, kaip matot. Čia šiaip pernai nusipirkom, šiaip turim tradiciją kiekvienais metais įsigyti kažkokį tai vieną žaisliuką ir taip vis pilnėja ta mūsų eglutė, tai kaip matėte ten ir tą gintarinį žaisliuką ir šį įsigijom. Tai šiais metais galbūt irgi kažkokį nedūžtantį vieną žaisliuką įsigysim, o kiti jau yra mano rankų darbo. Kaspinėlis galima bus panaudoti. Čia yra vieninteliai likę iš druskos tešlos mano daryti papuošimai. Tai čia tik keletą jų pasilikau, žiūrėjau labai nedaug, nes įvairių jų turėjau. Tokie paprasti balti su auksiniais taškučiais, tai
galvoju gal iš modelino. Šiais metais norėčiau padaryti, tai reikėtų man nusipirkti modelino ir galbūt kažkokių paprastų formų padaryti, tiesiog žvaigždutes, galbūt kokias auksinės ar raudonas padaryti ir padaugėtų tada tokio būtent stiliaus žaisliukų. Druskos tešla iš tikrųjų gerai išsilaiko, šitiems žaisliukams yra jau 4 ar 5 metai bus, tai jeigu naudojat kokybiškus dažus, jie gerai išdžiovinat ir jų nešlapinat ir nepaliekat kur drėgna, tai jie tikrai išsilaiko puikiai. Ir čia yra kepurėlės, jas dariau iš tiesiog kartono ir siūlų storesnių, tai mačiau, kad daug kas deda dar čia vatos gabalėlį į vidų, kad ta kepurėlė išliktų tokia standi ir graži, bet kažkaip man net nereikėjo, nes kai siūlai yra pakankamai stori ir jų yra daug, tai išlaiko tą savo formą, tai labai gražus. Tai manau, kad čia jų yra pakankamai, kiek aš čia jų turiu, 7. Žaisliukų, kaip matot, yra tikrai nedaug, tai darysiu naujus. Tai kol čia susidėsiu žaisliukus atgal, papasakosiu, ką turiu dar suplanavus. Tai norėčiau daryti tokius paprastus iš vos ne atliekų, tai yra iš apelsino arba mandarino žievelės, tokie kaip ir vainikėliai. Parodysiu, kaip atrodo. Tai beveik vos ne iš atliekų, nes tikrai mandarinų sezonas yra kalėdos, tai norėčiau tokių pasidaryti. Kaip aš suprantu, jie bus tokie vieniems metams, tai yra šioms kalėdoms, o kitoms galėsiu pasidaryti vėl naujų. Tai tikrai norėčiau pabandyti, nes aš manau, kad jie ir labai skaniai turėtų kvepėti. Taip pat toliau iš apelsinų temos, tai norėčiau pasidaryti tiesiog džiovintas apelsino skilteles. Tikrai matėt, kad daug kas jas darė. Man jos taip pat labai gražiai atrodo. Ir sužadėtinė tėvai turi būtent tą vaisių džiovyklę. Tai ten, manau, ir geriau sudžius, ir greičiau sudžius, ir išsilaikys tą formą ir spalvą geriau. Tai pabandysim ir tokių pasidaryti. Kaip ir sakiau, norėčiau dar iš modelino galbūt pasidaryti tokio tipo tiesiog paprastų tokių žvaigždučių ar kažkokių kitokių formų, auksinės ar raudonos spalvos ir tiesiog, kad būtų labiau užpildyta pati eglutė. Na ir žiūrėsim, kaip man seksis. Bent jau iš tų apelsinų tai tikrai norėčiau pasidaryti, o kaip būtent su tuo modelinu išeis, tai žiūrėsim.
kiek viską pridariau, tai pasirodo tas modelinas visai neblogai. Man išėjo, naudojau baltą savaime išdžiūstantį modeliną, įkelsiu čia kaip atrodo, nes pakuotės nebeturiu. Tai pridariau tiesiog tokių paprastų formų, žvaigždučių, rutuliukų ir čia suvėriau tokias mini girliandas, tai jos pasikabins už šitų ant šakelės ir tada bus tokie kaip ir girlianda, bet ne visiškai aplink eglutę einanti. Tada čia yra keletas žaisliukų, litukės pėdutę padariau ir kelis menuliukus ir čia šiaip kažkokia fantazija, o čia išėjo keletas vainikėlių. Buvau padariusi jų ir daugiau, bet kai kurie ne itin gražiai išdžiuvo, tai pasilikau tik tuos, kurie gražiausiai atrodė. Ir ką naudojau čia spalvą išgauti, tai kaip ir sakiau, labai norėjau bordo spalvos dažų, bet niekur neradau akrilo ar kitokių dažų, kurie tiktų modelinui, kurie būtų bordo spalvos. Tai naudojau tokį pieštuką, bronzos spalvos, yra dar sidabrinis ir auksinis. Šiauliuose radau tokioj meno parduotuvėj Meno Arka, bet manau, kad rastumėt bet kokioj meno prekių parduotuvėj. Tai tiesiog taip susiplaka ir galima su juo piešti. Tai gavosi taškeliai, kai kur visiškai nuspalvinau, labai greit išdžiuvo, tai niekur nesitepė. O virvutės tai naudojau pakabinimui tokią baltą, gal labiau gelsvos spalvos, ji tokia pakankamai slidi ir raudoną juostelę, tai šitas pirkau iš Depobi. Labai man patiko ta raudona juostelė, nes jinai turi tokį aksominį švelnų sluoksnį. Vienai pusėje, kitai pusėje neturi. Tai va, tiek prisidariau, beliko tik tais pasiruošti apelsinus išdžiovintus, bet dar jų neturiu parsivežus. Metas jau puošti eglutę ir va, mano apelsinai, čia ne visi yra, tik dalis jų, bet labai gražiai gavosi, labai esu patenkinta rezultatu. Tai, žodžiu, kai kurie iš jų, didžioji dauguma, yra su cinamonu ir pradūriau skylutę pačiam apelsine ir pravėriau juostelę, o kiti yra paprastai, be nieko, tiesiog ant virvelės, be jokio cinamono. Tokie, nes kai sudžiuvo, gavosi skylutė per centrą ir nebereikėjo net skylutės pramušti. Tai va, labai gražus, labai tikiuosi, kad išsilaikys ne vienus metus ir galėsiu juos panaudoti ir kitais metais, o jeigu neišsilaikys, tai bent jau cinamoną galbūt ir saugosiu ir pasidarysiu naujas kitais metais, nes super gražus patys gražiausi žaisliukai, kokius esu pasidarius.